neseniai vartoti pradėjau produktus ir kodėl aš juos pradėjau, nes, na, tiesiog tai kažkas tai naujo, tai tokio, visiškai kitokio, nes tikrai nepaslaptis, ar ne, man 55 metai ir per tą laikotarpį daug išbandyta visokiausių produktų, bet to efekto niekaip nesulaukta. Ir aš taip manau, kad tos papilomas, ten tie tokie raudoni taškiukai visokie ant kūno, prieš kelis metus, prieš kokius 8 metus daryta tas stuburo išvaros operacija, kaip bebūtų taip, tai reiškia, kad užterštas organizmas ir tas pilvo burbuliavimas. Ir kai pradėjau, kiek aš suvartojau, gal 5 pakučius tik tais Kolangardo ir vakarais Sunsetą. Nu tai ką žinau, po kokių su vidurių užkietėjimu neturėjau problemų, bet su to pilvo burbuliavimu. Nu tai tikrai, ką aš tau kažkas keista, juokinga gal atrodytų, bet tikrai po truputį jisai, mažiau ten burbuliuoja. Ir kas liečia, Aušra, aš irgi jums rašiau, kad buvo suaktyvėjęs tas mano stuburo skausmai. Ir turbūt tas dalykas toksai, kad su pirštu parodė, kur yra problema. Ir kas dabar praėjo dar porą dienų, aš nebejaučiu jokių stuburo skausmų. Man pačia juokinga, šiandien su dukra kaip tik kalbėjau, sakau, tu patikėk manim, galiu lakstyti, kaip skraidyti, kaip paukščiukas. Nors būdavo taip darbė jau stovėdavau ir tas nugaros raumenys, ar ne, kas yra? Nugaros raumenys yra silpni. Man jie nebeskauda. Tai sakau, kažkas tai, nerealiai. Miegu daug ramiau. Nes vis tiek, tas toksai, nežinau, man tai kažkas tai tokio. Dabar pajungiau dar tą rytinį, tą trikampį ir sakau, kad dabar visą trikampį vartosiu ir, nežinau, kažkas tai tokio iš tikrųjų. Puikiai jaučiuosi, energija, žvalumas, nuotaika. Tikrai tokių produktų, kad ir kaip atrodytų keistai, kad aš čia krikštauju, bet taip yra iš tikrųjų. Ir dar vienos merginos atsiliepimą šiandien gavau, kad Kolangardą jinai vartoja. Ir kas įdomiausia, kad sako, maža to, kad į tualetą labai reguliariai išeinu, sako, viskas tvarkoja. Tarp kitko ir manęs dirbdama darbę, aš nelakstau į tualetą kaip pablūdusi. Ryte tvarkingai, be jokių problemų, jokių pilvo spazmų, nieko absoliučiai. Jokių tokių pašalinių nereikalingų reiškinių. Ir grįžtant prie merginos, tai sakė, jai maža to, kad labai šauniai viduriai valosi, labai gerai jaučiasi ir dar miego kokybė pagerėjo, nors geria tik tai Kolangardą. Tai sakė, kažkas tai tokio. Mano toks menkas pastebėjimas. Nemenkas, jisai labai svarbus, tuo labiau, kad man labai patinka tavo atsiliepimas, nes tu prieš tai nieko nenaudoji, nes daugelis iš mūsų ten esam kitus produktus naudoja ląstelių maisto, o tu pati nenaudoji, tai aišku, man labai tokie atsiliepimai labai reikalingi. Ačiū, Sandrute, tau, labai ačiū. Labai dėkui. Dabar Daiva klausia, ar pertrauka daroma šių papildų. Tai kaip ir minėjau, mes kažkaip nelabai papildais vadinam, už tai, kad, sakau, papildai, tai jie kažką papildo, o pas mus kaip tik valo, ne? Tai galiu pasakyti, kad pertrauka, jeigu jūs ten kokią dieną padarysit pertrauką, tai taip, jinai tikrai įmanoma ir gali daryti, nėra privaloma ar draudžiama, bet šiaip kokius 2-3 mėnesius pagerti reguliariai tikrai rekomenduoja kompanija. Kitiem reikia pusės metų, čia priklauso, kaip tas organizmas užterštas, bet, pavyzdžiui, vyrų produktą rekomenduoja panaudoti mėnesį ir daryti pertrauką. Tai tikrai turbūt užbėgsiu įvykiams už akių ir pasakysiu, kad prie šitų produktų jūs nepriprasite, jums nereiks jų vartoti visą gyvenimą. Jūs tiesiog išsivalysit organizmą, atsinaujinsit, atsišviežinsit ir gyvensit savo gyvenimą. Bet kaip noriu pasakyti, kad vis tiek tas mūsų maistas, kuo toliau, tuo jisai darosi mums nežinant vis labiau užterštas, tai paskui pasilieka profilaktika, ypatingai valymą, ne? Pasilieka ten į mėnesį porą kartų išgerti ten. Jeigu turit po rankas Sunseto, jeigu kažkoks tai jaučiat ar nerimas ateina, tai Sunseto išgersit. Išlieka profilaktika ir jūs jau žinosit šito produkto veikimą, jūsų organizmo reakciją į šitą produktą, bet kad prie jo tikrai nepriprantama, tai tikrai nuramint galiu, negalvokit, kad jums čia visą gyvenimą reikės dabar gerti. Vien tik tai deklaruoja kompanija, kad išvalymas, atnaujinimas ir atstatymas.
tai atstatys viską ir jūs laimingi savo gyvensit, o paskui matysit kažkiek laiko, negersit, gal po metų ar kiek vėl panorėsit gerti. Tai, kaip ir sakiau, kompanija ateina su labai dideliais motyvais, labai didelėm ambicijom į rinką ir jūs tų produktų visą laiką galėsit pasipildyti. Noriu Aušrą pasisakyti. Tuoj palauk, Zinutė, va, labai ačiū. Klausia, ar būtina užgerti vandenio karšto. Tai Karina, galiu pasakyti, kad taip, reikia užgerti karšto vandeniu, gal po kokio pusvalandžio, už tai, kad čia yra probiotikai, prebiotikai, jie vandenyje geriau atlieka savo funkciją. Tai klausau, Zina, tavęs. Noriu pasisakyti, kad mes susipažinom jau kitoj kompanijai, kur buvo ląstelių maistas su Aušra ir sėkmingai atėjau į šitą kompaniją. Toje kompanijoje nebuvo tokio produkto kaip Sunsetas, tai mano meilė, aš jį įsimylėjau. Nes, aš iš tikrųjų, ką darau su šita tabletė, aš ją susipjaustau į 4 dalis ir man sočiai vieno ketvirtadalio. Aš kalbu, pavyzdžiui, su šeima, aš dabar Vokietijoje dirbu, aš kalbu su šeima, žodžiu, po liežuviu ten, kol aš ten tą pusvalandį, valandą pakalbu, viskas, aš jau miegu, viskas, sakau, žmonės, aš einu miegoti. Ir 1/4 per akis ir sapnai atsirado, ko anksčiau būdavo, nes klausė kažkaip anūkai, babo, ką sapnavai? Nieko, nes, sapnavau tikriausiai, bet, neatsimenu, o dabar pradėjo sapnai atsiras. Aš jos pradėjau atsiminti. Žodžiu, tikrai turėjau problemų su miegu. Šiandien dienai aš labai džiaugiuosi šio produktu. Aš jį dabar sakiau, jau kaip tik šiandien su sponsorė kalbėjau, mes aktyvacijas darysimės ir tikrai pirksiuos vėl į priekį, man labai jo reikia. Kolongardą tai aišku geriu, bet man tai vis dėlto jo galbūt net ir pusės per daug. Aš biškiuką mažinsiu, sakiau, į 3 dalis bandysiu dalinti. Man paleidžia, man per daug jo tikriausiai. Tai reiškia, jau gal net ir visai kažkurį laiką negeria. Jo. Tai va, ir dar žiūrėsiu su moterišku Alpamax, kaip ten man sekasi, nes prieš išvažiuodama į Vokietiją pasidariau moteriškom lygom, kaip ginekologiniam kabinete pasidariau tyrimą ir man rado kažkokį biškį uždegimuką, po to sako, čia pas tave yra grybelis, nieko tokio, ir išrašė vaistų, aš jų nepirkau. Ir kaip pagal aprašymus mūsų, kad ten būtent ir grybelinius susirgimus gydo, tai vad geriu ir, kaip sakant, bus eksperimentinė ta, kaip sakyt, eksperimentuojant savęs. Ir važiavus darysiu tyrimą ir žiūrėsim, ar bus ar ne, tai tada paviešinsiu informaciją, ar liko tas grybelis, ar išnyko tas grybelis, žodžiu, va tokie dalykai. Ir aišku, sunraisą geriu. Tai vad sunraisas, aišku, jis man labai skanus, bet koks jo efektas ant manęs, aš nežinau. Bet šiaip tai produktai, iš pradžių, tai matot, kai atrodo tokie maži pakučiai, man buvo šokas, kai aš juos įsigijau, net savo sponsoriai parašiau, aš šokė. Mano sponsoriai sako, nutiko, sakau, bet tai kad čia jų praktiškai nėra, sakau, kaip gali veikti. Bet, kaip man jinai pasakė, sako, nesvarbu ūgis, svarbu smūgis. Auksiniai žodžiai, jo. Taip, čia tikrai yra labai fainas iš tikrųjų produktas, visiems tikrai rekomenduoju. Pabandykit, sakau, su problema su miegu, puikiausiai tvarkosi. Ir čia žoliniai, čia žinai, kad tu geri tikrai. Ir svarbiausia, dar pastebėkit, aš pradžiai pagėriu, o paskui kokį vakarą neišgeriu, tu vis tiek labai gerai miegi. Taip, neišgeriu ir aš nebūtinai kiekvieną vakarą, ne, aš tiesiog pasakau ir pati pastebiu, kad aš neišgeriu ir aš puikiausiai jau ateina tas laikas ir aš jau miego noriu. Bet būna naktų, kad aš, sakykime, įsiaudrinu, kažkokiu prisigalvoju ir žiūriu, kad aš nebeužmygsiu, aš iš karto po liežuviu, bet nereikia man valandos, man gero pusvalandžio ir aš jau viskas. Jau. Man irgi. O tai būdavo naktim blūdžiu iki 5 ryto, tai kur čia, nei pailsėjęs, nei darbą, nei nieko, o tai va labai džiaugiuosi, tikrai atrado šitus produktus. Tai man labai smagu girdėti, ačiū Zina tau, kad išdrįsai dalintis ir lauksim tavo rezultato.
Dabar dėl vandenuko klausė mergaitė, kodėl karštų vandeniu Diana klausė. Tai galiu pasakyti, kodėl karštesnis vanduo, todėl kad jeigu mes geriam šaltų vandeniu, organizmas turi naudoti daug energijos, kad sušildyti tą vandenį, už tai, kad kaip nebebūtų mūsų vidinė kūno temperatūra yra šilta, ane? Ir jeigu mes užgeriam šaltų vandenį, mes organizmui darom stresą, jisai pradeda tada šildyti vandenį ir fokusas bus ne jūsų produktą, kad jisai geriau įsisavintų, o į vandens šildymą. Todėl yra rekomenduojama gerti šiltą. Žinote, aš jums pasakysiu, nieko nėra galima ar negalima, niekas nieko nedraudžia. Kaip sakau, reikia patiems žmonėms šiek tiek mąstyti, save jausti, save girdėti ir savo padėti svarbiausia. Už tai, kad jeigu mes dabar geriam, aš, pavyzdžiui, niekada gyvenime negalėjau gerti šalto vandenį, jisai man strigdavo gerklė ir kai aš sužinojau, kad gerti šiltą vandenį yra gerai, ką aš darydavau pagal intuiciją tiesiog, nes aš šalto vandens negalėdavau gerti ir iš vis jo labai mažai gerdavau, o dabar aš tikrai geriu pakankamai vandenuko. Tai kas liečia vandenuką, tai tikrai mes ir turime ir posto apie vandenį, tikrai vandenį geriau šiltą ir visos tos medžiagos, kadangi produktai visi neskiedžiami vandeniu, mes neskiedžiam produktų vandeniu, pas mus po liežuviu pusė to pakiuko ar pusė to tabletytės ar trečdalis ar ketvirtadienis, visai nesvarbu, viskas daroma po liežuviu, nes būtent po liežuviu yra patys aktyviausi mūsų organizmo receptoriai, kurie duoda signalus tiesiai į kraują, todėl produktas veikia labai efektyviai. Tai vandenuką tikrai rekomenduoju, nebūtina jums gerti verdantį vandenį, bet tokį bent jau kūno temperatūros, kad jūsų kūnui nereiktų to vandens šildyti. Tai aš galvoju, kad kas liečia produktą užteks šiandieną. Ačiū visiems, kurie klausėte. Sekantis įrašas bus